Nu, tai esu lietuvė, ar ne, iš Panevėžio, bet prieš 23 metus išvažiavau iš Lietuvos. Čia kai kas ten sako, kad nepamiršau, aš nesimailau, aš nepamiršau lietuvių kalbos niekada, nes turiu vaiką 15 metų, jis taip pat kalba lietuviškai ir dar kitas 5 kalbas, priverčiau. Tai kaip čia dabar jums pasakyti, taip paprastai. Pabėgau iš Lietuvos ne dėl to, kad Lietuvos nemyliu. Pabėgau iš Lietuvos, kad nenorėjau, man šitas va visas, ta masė, ta visa, tas, kažko norėjau daugiau. Visą laiką gyvenime norėjau daugiau žinoti. Nežinau kokiu būdu, bet noriu daugiau. Nes tėvukas visą laiką sakydavo, gimėm ubagai, ubagais ir mirsim. Jėzus Marija. Užsičiaus sakų nebegaliu klausyti. Aš mirsiu milijonierė. Tikrai. Nu, taip gyvenimas susiklostė, kad studijavau ekonomiką Vokietijoje, paskui išvažiavau į Olandiją. Ir netyčia viskas, kad netyčia susipažinau italą. Dar blogiau ne italą, bet sarbą. Kas šitas Sardinija dabar? Kad nebeatsimenu pagal žemėlapį, tik Siciliją žinom, nes ten mafiozai visi gyvena, ne? Pasirodo, dar ir Sardinija yra. Nu ir taip susiklostė gyvenimas, tada perėjau, mečiau ekonomiką visą, pradėjau indus plaut virtuvėj. Tapau restorano savininkė. O ką reiškia būti savininku? Ką reiškia būti verslininku? Tai reiškia, dirbau 16 valandų po 7 dienas. Ir visi pavydėjo, sako, ai, ta Ingai, tai labai gerai tenai. Tai va, žinokit, dirbau labai smarkiai ir vyrui kaulinau. Nusibodo man taip smarkiai dirbti kaip vergui, nusibodo man visiems taip dirbti. Einu, noriu važiuoti į Sardiniją, noriu gulėti prie jūros ir nieko nebedaryti. Nu, gal tu durna, sako. Nu, sudėjom 300 000 eurų, nu, tai reikia juos atidirbti, atkasti ir atmokėti ir pasimti. Niekaip jis nepaleidžia tų restoranų. Viskas taip susiklaustė, 7 restoranus turėjom, paskutinį Prancūzijai prie Marsilijos. Ir baigėsi taip, kaip va, vyriškis, nežinau, nepažįstu, sako, subankrutavom ir taip toliau. Ir mes subankrutavom. 250 000 šunį ant uodegos. Kai man kas nors pasako, kad reikia investuoti 5, 40 arba 1000 eurų, tai čia jau didelis verslas, aš sakau, ką? Kaip tu ten man pasakai? Sakau, su manim nejuokau. Nes aš 250 000 praradau. Dar nenusišoviau, matai, kad dar gyvas stovo, ne? Tai čia žinokit mano istorija. Mes labai daug praradom su vyru. Atsilaitėm rankovės ir vėl toliau važiuojam. Grįžom į Sardiniją. Nu ir ką darysi? Namas tai buvo, tai gerai tenai, pasitvarkėm tą namą ir toliau reikia gyventi. Mano vyras visą gyvenimą dirbęs verslininkų, nežino ką daryti. Nu einam prie jūros ir gulim, dripsam, nu. Ką dabar darysim? Darbo tai nėra Italijai. Tikrai nėra darbo, žinokit. Nieko nėra, aš mirinėjau po kompą. Ieško, man labai birža patinka, prisipažįsiu, labai mėgstu biržą, bet biržai, jeigu nori biržoje kažką tai rimto padaryti, turi būti gudrus menedžeris. Turi mokėti, turi valdyti emocijas, turi mokėti, kur įdėti, ką paimti, kiek įdėti, 5%, kad nenuplauktų viskas. Tai reikia būti meistru, ne? Ir paskui per pažintis man kažkas skambina siūlo, sako, nori tu investuoti auksą. Kokį blyną auksą, atsiprašau. Kas čia per nesąmonė? Nu kas čia tas auksas? Nu ką man čia tas auksas reikalingas? Aš pati buvau tokia. Aš sakau, ką man tas auksas reikalingas? Gal tu jau visai nebevisi namuose? Tu skaityk to Olego Uljanovo, rusiškai moku. Skaityk ten viską. Kai pradėjau skaityti, pilvą pradėjau sukti. Suka, galvoju, nebegaliu, tai ką, tai aš taip daug pinigų galim užsidirbti, sakau, tai čia viskas nesąmonė. Nu nesąmonė, visiška nesąmonė. O kad pasitikrinčiau, ar iš tikrųjų, greitai YouTube'ą nubėgau, itališkai pasiklausiau, angliškai pasiklausiau, prancūziškai pasiklausiau, vokiškai pasiklausiau ir pasirodo visi tą patį sako, nu negi sakau, susitarė visi čia meluoja. Tai sakau, čia yra tas reikalas. Reikia dėti tos pinigus, įdėjau ir aš niekam, ir man negėda, žinokit, pasakyti, kad aš ir ėjau namus tvarkiau, ir vaikus prižiūrėjau, tai valgyti reikia. Kol visi teisminiai reikalai išsispręs Prancūzijai, ne, kol atkasim tos tūkstančius. Tai reikia valgyti, vaikui irgi, ar ne? Kad namas yra, tai dar ne viskas. Ir dariau ir tvarkiau, man visiškai negėda. Man yra normalus darbas, okei? Tai ir aš sakau, niekam aš nesakau, meskit darbus, eikit auksą daryti. Dirbkit toliau, kur esat. Dirbkit, darykit darbus, bet skirkit valandą laiko. Domėtis. Skaityti informaciją, nes mes gyvenam informaciniai eroje. Informacija. Dabar kainuoja informacija. Tai va, aš naktim
Mano vyras jau sako, viskas bobai šakės, naktim nemiega, global, auksas, aš įsikišęs ausytės, nemiegu, akis stačios ir galvoju. Kaip ten tie lyderiai tos pinigus daro, kaip ten jie ten daro pinigus, ką čia sakyt. Aš išeinu į kaimą, pradedu pasakot, kaip galima auksas įdirbti, ir sako, tau ne visi namuose. Jėzus Marija, sakau, kas čia man dabar negerai. Kodėl manęs niekas nesupranta? 3 mėnesius niekas nenorėjo prisirašyti. Sakau, kažką negerai darau. Man lyderių nėra, aš viena tenai, Sardinijos saloj. Ten su kaimu, ten avis, daugiau avių negu sardus. 4 milijonai avių ir 2 milijonai sardų. Tai dabar sakau, jiem išaiškint, bet kai pradėdė aiškinti, jie net nemoka e-mailą atsidaryti, išsivesti, tada aš jau čia gurų pasidariau. Tai jau pradėjau e-mailus su mano seserį Malina, kuri darė visus registracinius reikalus. Aš nekenčiu informatikos, man ta registracija, tenai tas toksai, man nepatinka, tai viskas šalinai, man reikia publikai kalbėti. Man reikia jūs pažadinti, sakau, jūs patys geriausi, jūs patys gražiausi, jūs patys išmintingiausi, nes jūs sėdi čia. Visa pilka minė tenai, kur dar jų nėra, nes iki jų dar netėjo informacija. Suprantat? Už informaciją dabar reikia pinigus mokėti. Kočeriam visokiam 5 000, 10 000 duodam įsijuose, vis tiek nieko nesupratom po tų kočingų parėjo namo. Ar ne? Svarbu susimokėm. Grįžtam prie aukso. Grįžau išminčiama, mane jau stebi. Nesvarbu, kad aš ten 3 mėnesius visiems pasakoju, vis išdurnelaikė, kaip internete gali nusipirkti auksą. Auksas užpurkštas, auksas netikras, sakau, jūsų smegenys išpurkštos. Kad tenai nesąmonė nėra aukso, viskas virtualus, sakau, tu pats virtualus. Sakau, ar aš virtuali? Sakau, aš jau matau lyderius, kurie su auksais, su tom vėduoklėm. Rusai labai vėduoklės darė, vėduoklės ir filmaus. Nu, blin, sakau, ir aš vėduoklę padarysiu. Turėjau santukų, žinokit, pasėmiau 7 000, nors nebuvau neuždavęs lentelės. Aš dabar tiesiai šviesiai jums sakau. Lentelė mano, aš jau buvau gale, sėdėjau, nieks neusidarinėjo. Nu, tai ką, paėmiau tą vėduoklę ir pafilmavau. Išvyzum, ko man rašo, tai čia rimtai, tikri pinigai? Nesakau, žinok. Ne, bet dar esu, sėdžiu ir štampuoju. Nu, ar tu nori irgi paštampuoti? Tai sako, tai tu čia per tą auksą taip užsidirbi, taip. Jėzus Marija, melavau. Ir pradėjo kaip musės ateiti. Pradėjo prisirašinėti. Ir aš uždariau lentelę, tai tikrai turėjau tos pinigus. Tai aš jau ten sėdžiu. Ant draugiai va tai padariau, žinokit. Sakau, draugė, žinai ką? Stok, sakau, čia rimtas biznis, tikrai. Neturiu pinigų, nu čia laužosi viskas. Vyras mirė, nu aš suprantu, viską reikia tenai išmokėti, irgi verslas subankrutavęs. Vyras mirė, moteriai reikia atiduoti skolas vyro numirusio. Gerai, nu ten jau blogai. Sakau, žiūrėk, Donatėla, aš tau duodu 550, nes aš su standartu pradėjau dirbti, ne? Duodu 550. Jinai dar galvoja, kad aš čia šneku, tik tai balbatuoju, aš jau pamėgsiu pabalbatuoti. Aš greitai įsitraukiu, išsikrapšiau ir jai padėjau 550, tai jau nežiūri. Tavo, sakau, tikslas dabar paskambinti greit vaikam 3 ir pasakyti. Atsinešat po 550. Jin paskambino ir pasakė, vaikai sako, man tau ne visi namuose. A kas tau atsitiko? Inga yra, ateikit, išaiškins. Aš nieko nesupratau. Tai va, atėjo vaikai, vaikų draugai ir va taip, žinokit, pradėjom, nu kažkaip va tą, aš padrasinau ją tiesiog, nes jin sako, jeigu jau man Inga duoda 550 ir jūs vaikai nesinešit tų 550, bus blogai, susipyksim. Per prievartą, priverčiau. O jie man paskui dėkojo, nes jie šeimoje uždarė apie 21 000 eurų. Nu tai ką? Blogai? Ekstra pinigų. Ir suprantate, kas yra, kaip čia sulūžo, šaldytuvas sulūžo, 2000 ten, 3000 ten, viskas tavo santaupos iškeliavo. Aš vis kaip mama, sakau, mano vaikų negali sutaupyti. Atsistojau auksą, vaikų 21 000 uždirbu, pukšt. Tai kaip čia dabar sakau, taip yra? Neteisybė. Todėl, kad man nereikėjo mokėti jokių. Ko? Nereikia. Auksas neapmokestintas. Sakau, ko man nieks nesakė, kai turėjau restoraną ir turėjau juodų pinigų. O, pasos. Nieks nesakė, kad auksą kaupti reikia. Būčiau šiandien milijonierė buvusi. Čia nebūtum, tai va turėjai... Nebūčiau čia sakėsi. Nebūčiau čia dėšęs, ar ne? Ir žinokit, tas va labai, aš taip supratau, taip va, liaudiškai. Esu labai paprastas žmogus. Aš labai daug pinigų mačiau ir nemačiau. Labai daug dirbau, labai daug keliavau. Per 23 metus. Į Lietuvą niekaip nebuvo laiko atvažiuoti. Kažkodėl, kai pradėjau global dirbti, pradėjau Lietuvą atvažinėti.
O taip nebuvo laiko, tai va. Bet žinokit, vieną dalyką pasakysiu, kad auksą reikia kaupti. Ir kas turės aukso, tikrai nepasigrėsis. Nu, kad ir po 1 gramą, kad ir po 5 gramus, po 10, atidėkit, nes jo paskui sunku išleisti. O kai turit pinigą, ai nu va, paimsiu 20 eurų, paimsiu 50, tai bus auksas, tai bus taip lengva paimti. Bet auksą, bet kuriuo metu jums blogai, jūs įsikeisit. Jūs nueisit į lombardą, nueisit pas juvelyrą, jūs jį parduosit. Nes jisai biržoje kvotuojamas, jis yra pastovi kaina. Jo kainos nenustato nei valstybės, nei vyriausybės. LBMA, metalų asociacija, kuri nustato auksą. Okay? Ir tai yra investicinis auksas, tai banko auksas. Jūs tikrai nieko neprarasit. Aukso reikia turėti. Ir prie aukso reikia priprasti. Aš sakau, glostykit auksą, mylėkit auksą. Jėzus Marija, negi šiaip sunku. Nu, o tas pinigas tai kaip pinigas. Mes va, jau Petras labai gerai pasakė apie infliacijas. O dar geriau, jūsų vaikam dėkit. Mano vaikui bus 18, sako, mama, nebandyk lingotų itališkai. Nebandyk liest mano lingotų. Nes tu kaip paimi, viską išleidi. O jis jau taupo dabar. Jis jau suprato, kad jo tie lingotai, ar ne, kai jam bus 18 metų, jis pasiduosis ir pusę būto jau nusipirks. O aš šiaip sau juokaudama su kitais žmonėm, dalindamasi tai, kad galima uždirbti. Nereikia būti tiek susikaušęs, tie va limitai, ką jau Bangutė sakė, ar ne? Jūs esat patys geriausi, kad jūs tuo turit tikėti, ką jūs siūlo žmogui. Jums nereikia jo pardavinėti, jums reikia tik patarti, kad yra galimybė gyventi geriau. Nereikia jums mesti darbo. Dirbkit toliau, kur dirbat. Po 3 metų, kai būsit globaliu, jau tada pagalvosit, ar man 8 valandas apsimoka tenai tupėti už 300-400 eurų, ar man 8 valandas, ar 6 aš galiu dedikuoti, skirti šitai kompanijai. Tada jūs jau suprantat, ar ne, į kurią kryptį man geriau skirti daugiau laiko. Yra tokių žmonių, kuriuos aš pažįstu, kurie metė darbus, aš tai nedirbu, aš tai tingiu, ne iš viso nenoriu. Bet, čia mano pasirinkimas, aš galiu gyventi ir nedirbdama, ne? Ir tikrai yra labai patogu. Aš sėdžiu prie jūros ir kalbu su žmonėm. Aš einu į kalnus pasivaikščioti ir man dar kažkas atrašinėjo žodžių žinutės atsakinėjai. Sako, ką darai? Nu nieko dirbu, bet negaliu sakyti, kad dirbu. O kalną vaikštau. Va, suprantat? Tai yra visiškas paprastumas. Mano tas paprastumas, kai jūs su žmogum kalbėsit, jūs kuo mažiau jam pasakokit. Nepradėkit lentelių pasakoti. Jėzus Marija, kaip čia sunku sudėtinga, čia gal reikia laurę pabaigti. Žmonės išsigąsta. Jūs lentelės pamatysit, kai jau tapsit klientų ir taip toliau. Jūs sakot paprasčiausiai. Tu įnaši, įdedi įnašą ir pasidalini su 2 žmonėm, kuriem tu nori, kad jie gyventų geriau. Viskas, vsio. Basta. Ai neatrasi 2 žmonių, kuriem norit geriau, palinkėt geresnio gyvenimo. Ai, tai aš per jaunas tučiau Bangutė, aš nebesikartausiu. Per jaunas, per senas tas šlubas be kojos, tada kardonos. Visiems, girliežuvis turim visi. Fužėskis pasakė, Džordžio, čiagi yra toks darbas, kad nereikia su kastuvu dirbti. Su liežuviu reikia dirbti. Nu, kas nemoka su liežuviu dirbti, jau nebežinau ką patarti. Samdyt save. Aš visiems padedu, žinokit, kad ir ne mano grupė, aš su visais dalinuosi. Ir su italais, ir su visais. Mane buvo sunku, reikėjo kovoti su vyrais. Nes labai daug vyrų lyderių čia yra. Okay. Ir Italijai tenai pas mane Sardinė atsirado 2 linijos, konfrontas. Tai yra ta ruskė kažkokia tenai, varo kiekvieną dieną ir dar trukdo jiems, ir italų linija. Ar ne? Ir visi pradėjo apie mane kalbėti, o man sakau, man da lampačkai. Jūs gerai kalbate apie mane ir blogai, vis tiek man darot reklamą. Nu, gerai, ačiū. Žmonių žinotų, nu tu į pas aną lyderį, man koks skirtumas. Mums užteks visiems, bet kuo daugiau žmonių kalbės gerai, pasidarys, žinot kaip? Pasidarys tokia va, virusas. Mums reikia padaryti virusą, revoliuciją. Niekas nieko manęs nesupranta. Aš sakau, finansinė revoliucija. Aš dabar kitą savaitę Vilniuje turėsiu sveikuoliam pristatyti. Gerai, medituokitės jūs toliau, aš irgi medituoju, kaip noriu. Bet į pinigų tai reikia, nes pilvas tušęs, kaip medituoju. Nu, taigi geriau medituotis kaip, nu, užpakaliu, pasidėkit tą luitelį. Bus geresnė meditacija. Taip, nes auksas geras laidininkas, ne? Nu, Zykai, nu su manim neliūdna.
Pjauna, valgo, kiek ten tų prirenka žmonių. Į konferenciją ateina daug. Ką aš čia sakau dabar? Kaip čia sakau? Tada gerai, keičiam strategiją. Jeigu jūs nesugebat pakeisti konferenciją, darom picų tą susirinkimą. Picų. Visi picų atlėkė. O tai kas dabar bus? Nieko, aš irgi sakau, nepradėsiu brūžyti tų lentelę, ar ne? Aš atsisėdu, sutraukiu porą luitelių, atsidarau savo kokią tabletą ir parodau, taip, ak, čia naujas žaidimas, aha, sakau, ne krešas toks, Candy Crushas, bet aukso krešas. Ir krešinu. Ai, tu kaip jis veikia? Nu ir pradedu pasakoti. Taip, iš tikrųjų, gerbėmėjai, dar kartą parodo, kad kiekviena veikla turi įvairiausių kelių ir takelių, kuriais galima prieiti ir rasti tą kelią į to kliento širdį. Tik reikia jų ieškoti to takelį.